Sveiki, jau praktiškai įsibėgėja sausio mėnuo ir dabar yra ožiaragių šventimo ir prisiminimo periodas, kai visi gimę muzikantai sausio mėnesį, gruodžio pabaigoje švenčia ar švęs gimtadienius ir laikas prisiminti jų muziką, kurią aš turiu. R.E.M. vokalistas Michael Stipe. Grupės New Order vokalistas Bernard Sumner. David Bowie. Eurythmics vokalistė ir solo dainininkė Annie Lennox. Dainininkas Rodas Stewartas. David Bowie. Ir dabar skambanti grupė Led Zeppelin. Grupės Pink Floyd su siela ir įkūrėjas Syd Barrett. Grupės Marilyn Manson lyderis ir Marilyn Mansonas. Grupės Korn lyderis. Grupės Steely Dan lyderis Donald Fagen. Grupės Nirvana muzikantas Dave Grohl, taip pat turėjo savo grupę turintis Foo Fighters. Neseniai atrasta grupė Negatyvus tipas ir lyderis Peter Steele. Didžėjus, elektroninės muzikos kūrėjas deadmau5. Taip pat lietuvių muzikos ikona, senosios muzikos apologetė ir viena iš vaikščiančių legendų Judita Leitaitė. Pasibaigus kalėdoms. Na ir prieisiu toj prie pagrindinio ožiaragio muzikos pasaulyje. Annie Lennox iš Eurythmics. Dabar skambantis diskelis Led Zeppelin 1. Taip pat yra Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4 ir aišku liko Led Zeppelin 2. Jimmy Page'as, gitaristas, švenčia šiandien gimtadienį. Ir
Kilmister. Lemmy Kilmister iš Motorheadų. Doors muzikantas Raymond Zarekas. Prieš paskelbdamas laimėtoją noriu pasveikinti Egidijų, Richardą, Aleksandrą, Rasą ir visi, kuriuos pažįstu, bet nepaminėjau, su gimtadieniais, sausio mėnesiais, gruodžio. Tai va, ir pagrindinis rock'n'rollo karalius gimęs sausio 8. Tai tiek.